Tai aš dabar norėčiau pakviesti Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėją Astą Burbienę pasidalinti Kretingos rajono sėkmės istoriją. Pasitikim ją. Sveiki, kolegos, bičiuliai. Greičiausiai augantis augalas pasaulyje yra bambukas. Per parą jis užauga net iki 1 metro ilgio. Iš pirmo žvilgsnio man labai mokyklos gyvenimas panašus yra į bambuko gyvenimą. Nes nuolatinis skubėjimas, laiko stoka, iš tikrųjų mūsų kasdieninės veiklos palydovai yra. Vienas turbūt iš didžiausių ir svarbiausių visų mokyklų uždavinių yra padaryti taip, kad kiekvienas mokinys, mokydamasis mokyklai, patirtų sėkmę ir pagerintų savo pažangą. Ir tam, kad išspręstumėm šitą problemą, vedini naujų idėjų, susitelkę į vieną visumą, 5 aktyviausi mūsų Kretingos rajono savivaldybės mokyklų vadovai nutarė Lean metodą adaptuoti švietimui. Iki tol buvo tik tai aišku tai, kad Lean metodika yra labai puikiai taikoma versle. Ir šitos 5 mūsų mokyklos, iš kurių 4 dalyvauja TUM, leidosi į šį pokytį ir priėmė iššūkį. Judėti pirmin galima tik priėmus susitarimus bendruomenėje. Jeigu tų susitarimų nebus, jeigu mes nežiūrėsime vieną kryptimi ir netikėsime tuo, kuo daroma, ar esame tam pasiruošę, tai iš tikrųjų pokytis neprasidės ir neverta jo net pradėti. Tik įtikėjus ir susitelkus prasideda ir atsiranda dinamika. Ir turiu pasakyti, kad buvo mokyklų, kurios šio iššūkio nepriėmė, nes tiesiog turbūt savo bendruomenėse nesusitarė ir jiems tai buvo nepriimtima. Ir tai visai natūralu. Tos mokyklos, kurios pasirinko taikyti adaptuotą Lean metodiką švietime, ką jos pasiekė? Tai visų pirma, problemos identifikavimas ir priežastinių ryšio nustatymas yra viena iš esminių turbūt ir pagrindinių dalių. Nustačius priežastinį ryšį, tada mes sudėliojam problemos sprendimo kelią. Ir sudėliodami tą problemos sprendimo kelią, mes racionaliai panaudojame laiką, jo nešvaistome. Iliustruosiu Darbėnų gimnazijos pavyzdžių. Pernai rudenį gimnazija pateikė bandomąjį PUP matematikos pasiekimo egzaminą trokams gimnazistams. 63% šito egzamino neišlaikė. Tada problemų sprendimo metu antrokai gimnazistai įvardino 2 problemas svarbiausias. Viena priežastį atgalinio ryšio stoką ir silpnus matematikos uždavinių sprendimo įgūdžius kompiuteryje. Mokytojai įvardino kitą priežastį, tai yra aukštesnio lygmens matematikos užduotis mokiniai atliko labai prastai, todėl šitoj vietoj vėlgi reikia priimti tam tikrus sprendimus. Ir sudėliotas problemos sprendimo kelias. Skirta viena papildoma konsultacija matematikos dalykui, vienas modelis aukštesniųjų gebėjimų lygmens uždaviniams spręsti ir bent 2 kartus per savaitę mokiniai matematikos uždavinius eina spręsti į kompiuterių klasę ir užduotis atlieka kompiuteryje. Pavasarį, laikant
pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimus, antrokai gimnazistai išlaiko 100% matematikos egzaminą ir trečdalis jų pasiekia aukštesnį lygį. Rezultatas turbūt akivaizdus ir jeigu tas problemos sprendimo kelias nebūtų laiku ir vietoje sudėliotas, tai turbūt tokio rezultato ir nebūtų buvę. Atsisakyta buvo perteklinių kažkokių veiksmų, delsimo, iškart procesas koreguotas taip, kad problema būtų išspręsta. Sprendimas randamas čia ir dabar. Mokinių pažanga stebima ir fiksuojama nuolat. Pokyčiai aptarimi susirinkimų metu, kurie vyksta vieną kartą savaitę metodinėse grupėse ir susirinkimų trukmė yra griežtai apibrėžta iki 10 minučių. Administracijos susirinkimai susideda iš tokių 3 dalių, kiekvienos trukmė yra ne ilgiau kaip 15 minučių, tai direktoriaus pavaduotojų ir VIP kuratorių, antra dalis direktoriaus pavaduotojų ir specpedagogės ir trečia direktoriaus ir visa administracija. Jų metu yra išsiaiškinamos spragos, inicijuojamos, jeigu reikia, atskirų dalykų, ne tik matematikos ir lietuvių, bet ir kitų dalykų, konsultacijos toms spragoms pašalinti, numatomi patikrinamai grįžtamajam ryšiui gauti ir griežtai laikomasi sutarto laiko limito, tvarkaraščio, tą pačią savaitės dieną, tą pačią valandą, kad visi galėtų racionaliai planuoti savo laiką, susidėlioti savo laikaraščius ir tokiu būdu čia ir dabar, nepaliekant ateičiai, spręsti iškilusias problemas. Esant poreikiu vyksta ir Kaizen idėjų įgyvendinimo susirinkimai, kurių trukmė taip pat griežtai apibrėžta, ne ilgiau kaip 1 valanda. Paveiki pagalba mokiniui, kaip jau minėjau, tikrai yra akivaizdi. Aišku, mes didesnių kažkokių tyrimų tikrai nesame atlikę, turbūt dar ir per mažai laiko. Kai sukaupsim daugiau duomenų ir jų turėsim, galėsim padaryti gilesnės ir išsamesnės analizės, bet kad tai paveiku, tai jau yra faktas. Ir turiu pasakyti, kad konsultacijos, jeigu yra tam tikrų mokymosi spragų mokiniams, jos skiriamos ir iš visų kitų dalykų, ne tik iš matematikos ir lietuvių. Analizuodami nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus pagal pusmečių ir metinių trimestrų įvertinimus, padedame siekti pažangos kiekvienam mokiniui. O tai reiškia, kad auginame pasitikėjimą savimi ir didiname jo mokymosi motyvaciją. Nes matomas yra kiekvienas vaikas, kiekvieno vaiko rezultatai. Lygiai tokių pat principų yra stebimi ir fiksuojami kiti TUM programos pasirinkti rodikliai. Kaip tai pavyzdys integruotos netradicinės pamokos. Jos netgi yra fiksuojamos ir ugdymo planuose, tačiau esmė ta, kad jos turi būti vedamos nuosekliai, o ne fragmentiškai. Todėl irgi nuosekliai direktoriaus pavaduotojas ugdymui seka šį procesą, kad iš tikrųjų tai būtų nuolatinis procesas ir tie, kurie, sakykime, nepraveda tų pamokų, tai aiškinamos tam tikros priežastys, dėl ko, kodėl ir kokios aplinkybės sutrukdė. Šitų integruotų pamokų ir visų kitų rodiklių stebėsena vyksta online lentoje ir prie to rodiklio yra pažymima, tiesiog atžymima faktas apie įvykimą ar kas neįvyko. Tai mes šitoje vietoje išsprendžiame vieną iš esminių dalykų, kad nebūtų tokių
epizodiškų dalykų, kad visa veikla vyktų sistemingai, darniai ir nukreipta į konkretų tikslą būtų. Svarbiausia turbūt yra mokinys ir kaip padėti tam mokiniui. Ir esmė turbūt viena iš priežasčių, kodėl mums kartais nesiseka jiems padėti, tai yra ne kas kita, ogi nepažinimas mokinio. Taigi pati pradžia, kaip ir Maslovo poreikių piramidėj, turbūt yra mokinio pažinimas. Išsiaiškinimas jo visų savybių, gebėjimų. Ir mokytojas pirmiausia turi žinoti, ko reikia mokiniui. Kai jis tą žinos, ko reikia mokiniui, turbūt rezultatai bus visiškai kitokie. Tada ir galima lengvai nustatyti mokymosi spragas, tas spragas kartu užpildyti. Tiesiog ta pagalba, kuri suteikiama, ji būna veiksminga ir išmokymo stebėjimas yra vienas iš būtiniausių elementų lemiančių sėkmingą mokymosi ir pasiekimų gerinimą. Taikydami Lean pokyčių valdymo modelį, atnešame į mokyklas visiškai kitokią valdymo kultūrą, kai visi mokymo ir mokymosi proceso dalyviai yra lygiaverčiai partneriai. Nebelieka baimės ir nepasitikėjimo, yra bendradarbiavimas ir tarpusavio darbinis ryšys. Ir grįžtant prie bambuko, kodėlgi jis taip sėkmingai auga? Ogi todėl, kad jis pirmiausia, prieš išdygdamas, įsitvirtina žemėje, suformuoja šaknų sistemą, ją plečia, o tada, kai tik yra pasiruošęs, žaibiškai šauna į viršų. Taigi už kiekvieno pokyčio slypi susitarimai. Ir tikimės, kad ir Lean įgaus didesnį pagreitį ir sujungs į tinklaveiką ne tik tas 5 rajono mokyklas, bet ir visas kitas švietimo įstaigas, matant tikrai šio įrankio taikymo prasmę. Ir jeigu jūs tam pasiruošę, pasimatuoti Lean tikrai verta. Labai jums ačiū, ateikit irgi truputėlį čia į šviesą. Kai sakot, jeigu pasiruošę pasimatuoti tikrai verta, kaip pajausti, ar esi pasiruošęs, arba kaip išmatuoti? Turbūt pajausti galime visi, nes nuo tai, ar mes darydami pokytį tam pritarėm, ar mes įtikiname, kad tas pokytis yra reikalingas, naudingas ir mums bus priimtinas. O jeigu mes jį atstumėme ir nėra to bendro susikalbėjimo, tai net neverta pradėti, nes tas pokytis tikrai nevyks. Ir jeigu kažkas darant irgi, gali būti, ir mes turėjom tokių irgi ir situacijų, kai tai, ką suplanuoji, tikrai nepavyksta. Ir tada pagalvoji, kodėl nepavyksta. Nors idėja buvo labai gera, bet gal tas priėjimas netoks buvo, ar dar. Nes mes negalime iš karto visko pasakyti, kaip bus. Nes procese viskas formuojasi. Kažkas atkrinta, kažkas prisijungia, kažkas atsiranda naujo. Tai ir yra tie procesai, kuriuos darant yra labai įdomu ir reikalinga, nes tai mus pakelia nuo kasdienybės ir neša kažkur kitur, kad būtų įdomiau ir atrastumėm kažką naują. Tai ir TUM programa tokia. Ir mūsų idėja TUM irgi buvo tai, kad į planą įtraukti tuos dalykus, kurio dar mes nedarėme. Tai, kas randasi nauja ir tada pasižiūrėti, ar tai prigyja ar neprigyja. Geri dalykai visada prigyja. Aš dar pagalvojau vieną aspektą, kad mes turime aptart, kai jūs šiaip labai gražiai pasakėt, kad svarbiausia mokinio pažinimas. Kažkodėl iš karto pradėjau girdėti kokius nors, nebūtinai, aišku, visų pedagogų, bet bent jau kelių balsus
mokiniai ir taip jie čia visiškam centre ir taip mes esam visi ten nustekenti ir jų kažkokių poreikių ir taip persikrovę, pavargę ir taip tie mokiniai visą laiką šiais laikais yra visiškai centre ir ta karta šita, kokia jinai užauginta, kiek jinai vis dėlto į save atsigręžia. Ir va tokį kažkokį balsą irgi išgirdau. Kaip jūs jį atremtumėte? Aš visada tada taip pagalvoju. Jeigu aš nueičiau pas gydytoją ir gydytojas pasakytų, ir vėl atėjo su lygų krūva, kaip man čia nustatyti diagnozę, kokius man čia vaistus skirti ir panašiai. Vis dėlto, jeigu mes esame šitoj vietoj, kurioje esam, jeigu esam mokytojai, tai mes turim nebijoti priimti tų iššūkių, susitaikyti su tuo ir eiti pirmin ir ieškoti visi kartu iš tų tamsių kampelių, išeičių, kad galėtume vaikams padėti. O vaikai tikrai yra unikalūs, visi skirtingi, todėl tas pažinimas, aš galvoju, šitoje vietoje yra vienas iš esminių ir svarbiausių dalykų siekiant vaiko pažangos. Ačiū, labai gražu, labai ačiū Jums.